Mes dažnai renkamės įvairiausius šampūnus, juos keičiam ir aš iki šioliai nesuprantu, kam tai daryti. Jau galima išsirinkti vieną gerą. Ir tikrai yra mitas, kad plaukai kažkaip tai pripranta prie vieno šampūno. Čia yra nesąmonė. Čia yra toks kažkoks tai lūkestis, kad mano plaukai turėtų būti kaip Julio Antonijo ar kas ten, neįsivaizduoju. Bet aš garantuoju, kad tai yra kažkoks tai lūkestis. Tikrai gali būti vienas geras šampūnas. Tiesiog aš pasakyčiau, kad jis turėtų būti natūralus. Tai ieškoti kuo natūralesnio šampūno ir tikrai žmonės dabar labai vertina lietuvišką produkciją ir tikrai patikėkit, aš žinau, kaip jinai gaminama, tikrai geriau negu kitur. Daug širdies ir daug be abejo gerų ingredientų. Šveicariški yra ingredientai, prancūziški sertifikuoti, jie tikrai geri patikrinti, jūs to nesužinosite, bet jie tikrai yra geri, nes lietuvis jis nori padaryti geresnį produktą visada. Todėl ir yra sukurtas kasdienis šampūnas. Vat kai nežinai, kokio tau šampūno reikia, tokio ar tokio ar tokio, viskas yra labai paprasta. Yra kasdienis šampūnas. Tai kasdienos šampūnas yra paprastas kasdienos šampūnas, kurį verta naudoti, labai daugam patinka. Tiesiog paprastas šampūnas. Juk kitus dalykus padaro minkštikliai, maitinančios medžiagos, tokie kaip Enzo kondicionierius, Enzo kaukė, purškiamas kondicionierius su apsauga nuo karščio. Minkštiklis minkština plauką, o šampūnas tik tai plauna. Taigi kasdienos šampūnas yra mano favoritas.